Lietuvos krepšinio lygoje pirmą kartą šį sezoną susikaus amžini varžovai. Daugkartinis šalies čempionas Kauno Žalgiris ir 5 kartus žalgiriečių dominavimą nutraukęs Vilniaus Rytas. Pirmoji sostinės ir laikinosios sostinės komandų akistata vyks sekmadienį Vilniaus Siemens arenoje. Komandų šansai iš esmės lygus, aikštės pranašumas tikrai yra svarbus. Matome, kai vilniečiai buvo užsivedę prie savo žiūrovų Europos taurės turnyro mače su Unikaha. Aš manau, kad dabar kaip tik tas momentas, kai Rytas tikrai gali įkasti Žalgiriui. Žalgirio sudėtis kiek stipresnė, bet daug naujų žaidėjų, kurie dar neperpranta Jasikevičiaus sistemos. Žalgiris šiek tiek buksuoja. Komandos dar nežaidė su labai stipriais varžovais. Rytas žaidė jau su Unikaha, tai netgi sakyčiau pagal sportinę formą netgi šiek tiek minimaliai geriau atrodo Rytas. Per 5 pastaruosius sezonus Vilniaus ekipa tik 2 kartus pateko į LKL finalą. Tačiau prieš šį sezoną komandos pavadinimą, o anksčiau ir vadovus pakeitęs Ryto klubas, šį čempionatą yra pajėgus kibti į atlapus net 8 pastaruosius LKL čempionatus iš eilės laimėjusiam Žalgiriui. Spėju ir man nuojauta kužda, kad tos dvikovos bus įdomesnės, nes Ryto sudėtis tikrai man patinka labiau negu praėjusį sezoną. Vilniaus komanda pasikvietusi Satoną, Bendžių, DJ Seelį tikrai tapo atletiškesnė ir, sakyčiau, turi kur kas geriau besiginančių žaidėjų negu praėjusį sezoną, kai buvo Benas Medžianas, silpnokas gynyboje ir ypač Jimmy Baronas, taip pat priekinė linija šiek tiek mobilesnė, prisiminkim Mavro Kefalidis, buvo gal puolimo monstras, bet lėtas vidurio puolėjas ir dėl jo gynyboje atsirasdavo tikrai nemažų skylių. Žalgirio praėjusio sezono sudėtis man kiek labiau patinka nei šio, nors šį sezoną Žalgiris turi ir didesnį biudžetą, bet žinome, koks stebukladarys yra Jasikevičius, savo asistentų komanda iš eilinių žaidėjų nukala žvaigždės ir Eurolygoje iškopė į finalo ketvirtą. Žalgiris Rytas vienintelį šį sezoną žengė be pralaimėjimų LKL čempionate. Žalgiriečiai laimėjo visus 4 susitikimus, Ryto sąskaitoje 3 pergalės. Po 2 pergalės iš 3 galimų turi Klaipėdos Neptūnas ir Panevėžio Lietkabelis. Baltijos regbio top lygoje liko lemiamos dvikovos dėl aukso ir bronzos medalių. Dėl čempionų titulo Radviliškyje kausis Lietuvos regbio sostinė laikomų Šiaulių klubai Vairas ir Baltreks. Čempionų titulą ginantys Vairo regbininkai šį sezoną iškovojo visas pergalės. Tuo tarpu Baltreks komanda reguliarių sezoną baigė tik 3 vietoje, tačiau pusfinalyje įveikė Kauno Žalgirį. Niekada nebūna Vairoj lengva prieš Baltreksį ir taipogi Baltreksį prieš Vairą. Tai ta kova niekada nėra nuspėjama ir nežinai, kas gali įvykti tą dieną. Tai, manau, Vairas vis tiek kažkiek yra favoritas, gal nepralošia dar šiais metais. Mes sezoną pradėjom labai prastai, tolyn einame gerin ir gerin, ką parodė pusfinalis. Daug kas nesitikėjo, kad mes įlaimėsim ir Vairas pats kalbėjo, kad jie nesitikėjo, tikėjosi finalo prieš Kauną. Bet sulaukė mūsų, turbūt nelabai džiaugiasi. Taip, mes esam favoritai reguliariojo sezono. Sistema pasikeitus top lygos, tai pusfinaliai ir finalai duoda tik tai vieną galimybę pergalės atveju pakovoti dėl titulo. Ne pirmas sezonas tai rodo, kad būtent su Baltreks Šiaulių ekipa lengvų rungtynių nebūna. Mačai gali baigtis labai artimų rezultato skirtumų. Nors Šiauliai laikomi Lietuvos regbio sostinė ir finale susitiks 2 Saulės miesto klubai, tačiau top lygos finalas vyks ne Šiauliuose, o Radviliškyje. Labai apmaudu iš tikrųjų, nežinau, kieno čia kaltė, ar savivaldybės, ar klubų, ar ko. Vienas finalas dėl 3 vietos vyks Kaune, o kitą turėsime važiuoti 2 Šiaulių komandos žaisti Radviliškyje. Centrinį miesto stadioną kitos sporto šakos, sakykime taip, gal nelabai nori su mumis dalintis. Dėl top lygos bronzos medalių kovos Kauno Žalgiris ir lygos debiutantas Šiaulių klubas. Šios rungtynės šeštadienį vyks Dariaus ir Girėno stadione. Kovas Europos turnyruose pradeda dar vienas Lietuvos rankinio klubas. EHF iššūkio turės turnyre Kauno Ąžuolo KTU rankininkai savaitgalį Garliavoje 2 kartus susitiks su Juodkalnijos Jedinstvo komanda. Taupydami lėšas klubai sutarė abejas rungtynes žaisti Lietuvoje. Tai Kauno komandos treneris įžvelgia kaip nedidelį lietuvių pranašumą. Turim savo sirgalių armiją, tai ji tikrai bus mūsų 8 žaidėjas aikštelėje, bet
pirmiausia, mums reikės patiems susitvarkyti su jauduliu, ko mes nepadarėm praeitais metais žaisdami su Liuksemburgo komanda. Tai rungtynėse namuose mes pačią pradžią pralaimėjome, reiškia, ir to pasiekoje mes iškovojom pergalę, bet per mažų skirtumų. Praėjusį sezoną Europos turnyruose debiutavę Ąžuolo KTU rankininkai iššūkio taurės turnyre turėjo pripažinti Liuksemburgo Red Boys komandos pranašumą. Juodkalnijos atstovų žaidime treneris išskiria fizinę jėgą, tačiau varžovai turi ir silpnų vietų. Komanda tikrai pajėgi kautis iš Europos taurėje ir sukomplektuota daugmaž iš tikrai pajėgių ir stiprių fiziškai žaidėjų, kurie sugeba tiek vienas prieš vieną sužaisti individualiai. Šiek tiek silpnesnė jų yra, vadinkim taip, strateginė pusė, tas komandinis žaidimas. Jeigu mes sugebėsim primesti tą žaidimą, kurį suplanuojame žaisti prieš Juodkalnijos komandą, problemų bus, bet manau, jos bus išsprendžiamos. EHF iššūkio taurės turnyre dalyvaus dar 2 Lietuvos klubai – šalies vicečempionė Vilniaus Šviesa ir prizininkas Kauno Granitas. Burtai lėmė, kad Europos turnyre Lietuvos komandos susikaus tarpusavyje. Šviesos ir Granito dvikova Europos turnyre vyks kitą savaitę.